Ar jau jums siūlė kas nors pirkti auksą ir sidabrą? Tai yra bankuose, pavyzdžiui, ar kitose institucijose, pavyzdžiui, gal per žinias girdėjot, kad reikia pirktis auksą ir sidabrą? Ne, turbūt, ne? Ir klausimas, kodėl? Kodėl patys bankai, valstybė, mūsų irgi turi beveik 6 tonas aukso sidabro, bet žmonėms kažkodėl siūlo pensinius fondus ir gyvybės draudimus, taip? Ir kaip, sakykime, ten ar yra kažkas gero, nežinau, bet triukšmo tikrai yra daug, kad ne visi yra patenkinti. Tai aš pakviečiau Žilviną, kuris turi daug aukso parduotuvių. Nežinau žmogaus, kuris geriau žinotų apie auksą ir sidabrą, dėl to jūs tikrai galite parašyti klausimus, galite sudalyvauti nemokamam webinare ir parašyti galbūt, nežinau, turit kažkokių gal problemų, gal klausimų dėl mokesčių. Tai tiesiog noriu, kad jūs daugiau žinotumėte apie auksą sidabrą, kodėl visi investuotojai, verslininkai, valstybės, visi kažkokią dalį turi aukso sidabro. Klausimas, ar tu turi kažkiek to aukso sidabro ir kodėl? Vieni turi, o kiti neturi. Tai kviečiu, gegužės 7 dieną, 19 val. Tiesiog prisijunkit padiskutuoti apie auksą ir sidabrą. Iki.